Sveiki, pristatom mokėjimų įstatymo ir lydinčių įstatymų pakeitimus ir teikiamų įstatymų projektų tikslai yra nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teigėjų ir mokėjimo sistemų operatorių gaunamų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, kurių gavimas teikiamas mokėjimų įstatymą reglamentuojamas mokėjimo paslaugas, yra neišvengiamas. Taikymo pagrindas yra viešasis interesas. Taip pat antrasis tikslas yra sudaryti galimybę mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms apsaugoti klientų lėšas dar vienu būdu, tai yra leidžianties laikyti ne tik kredito įstaigose Lietuvoje, bet taip pat ir užsienio valstybės kredito įstaigos filiale kitoje valstybėje ir tų pačių įgyvendinti ES reglamentą. Irgi nėra norinčių kalbėti, apsispręsime balsuodami kiek vėliau. Tikslai yra patikslinti Lietuvos banko priežiūros ir pertvarkymo funkcijų apimtį ir atitinkamai jas papildant visos Europos asmeninės pensijos produkto priežiūros funkciją ir pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo įgaliojimais. Ir, kaip minėjau, jie susiję pakeitimai tiesiogiai su dviejų reglamentų įgyvendinimu, tai nacionalinėje teisėje įtvirtinti pagrindinių pertvarkymo šalių gaivinimo ir pertvarkymo reguliavimo ir sudaryti sąlygas užkirsti kelią nevaldomiems šių įstaigų galimam žlugimui, užtikrinti, kad šios įstaigos susidūrusios su ekonominiais sunkumais ar kilus jų žlugimo grėsmiai nesutrikdytų ES finansų sistemos ir nekeltų grėsmės finansiniam stabilumui. Šiuo metu Lietuvoje tokių įstaigų nėra įsteigta, tad reglamentavimas kol kas mažai aktualus, tačiau gyvendami reglamentą. Šiuo metu Lietuvoje galioja bankų pertvarkymo režimas, tad naujųjų reglamentų pertvarkymo principai pritaikomi ir kitam sektoriui, tai yra pagrindiniam sandorio šalim. Ateityje pertvarkymas bus taikomas ir draudimo sektoriui, šios srities direktyva yra svarstymo stadijoje, tačiau dar nepriimta. Nacionalinėje teisėje įtvirtinus Europinės asmeninės pensijos reguliavimą, tokiu būdu sudarant galimybę Lietuvos gyventojams pasinaudoti paprasto, saugaus, nebrangaus, skaidraus, patrauklaus vartotojams ir perkeliamo ES mastu pensijų produkto galimybėmis, rinkos dalyviams toks reguliavimas sudarytų galimybę kurti ir platinti tokius produktus. Šiuo metu Lietuvoje europiniai pensijų produktai nėra teikiami.